Manau, kiekvienas žmogus turi iš anksto suprasti, kad tai yra labai didelė atsakomybė ir jis turi žinoti, ko jis nori. Tai nėra tik tai kailis ir tik tai maišas ėdalo kiekvieną mėnesį. Tai yra reali gyvybė, toks pat gyvas kaip ir tu, tavo vaikas arba tavo šeimos nariai. Jis turi lygiai tokį patį poreikį gyventi, turi instinktą. Visi turi suvokti, kad su gyvūnais, kaip ir su vaikais, kaip ir su kaimynų vaikais daužančiais langus, reikia dirbti, su jais reikia bendrauti. Jie turi irgi nuopolius, stresus, jie pavargsta, pyksta, jie sisioja, graužia, ne šiaip savo. Jiems, žinai, trūksta dėmesio ar dar kažkaip. Tai žmonės turėtų tą suprasti ir prieš apsisprendžiant ar imti gyvūną ar ne, jie turi aiškiai savo atsakyti klausimą, ar jie yra pakankamai kantrūs su savimi, kad galėtų imti gyvūną. Jei vis tik jūs nusprendėte, kad jums nėra aktuali šuns veislė, tai visuomet reikėtų kreiptis į savo miesto prieglaudą, kur tikrai yra įvairiausių didelių, mažų, pūkuotų, trumpaplaukių ir visokių kitokio plauko šuniukų, kur tikrai įsigysite gerą, gražų augintinį. Aš manau, kad jeigu žmogus jau neims iš profesionalo, arba žmogus, kuris tikrai stengiasi arba ten užsiema rimtai tuo amatu, tai tada geriau yra nemokamą loteriją žaisti ir iš tikrųjų paimti kokį šuniuką iš gatvės, kuriam to labai reikia. Čia Rokis. Jis tikrai yra ir protingas, ir fainas, ir turi visokių kitokių irgi gerų savybių. Mes turėtume padėti tiem, kuriem trūksta tos pagalbos, tai aš siūlyčiau žmonėm važiuoti į vietas, kuriom reikia pagalbos, tai yra į prieglaudas ir pasimti tos gyvūnus, kurių gyvybė realiai priklauso nuo tos dienos, ar jį pasims, ar jį užmigdys. O jeigu iš žmogiškosios pusės, tai kągi čia rinktis, atvažiuoja ir už ko užkliūna akis, dažniausiai tas ir būna tas lemtingas pasirinkimas. Jeigu jums tikrai reikia tam tikros veislės, jeigu jūs atsakingai pasidomėjate, kokia yra ta veislė, koks yra jos charakteris tos veislės gyvūnų, tai tuomet reiktų kreiptis į atsakingą registruotą veisėją, kuris tikrai veisia gyvūnus su dokumentais, kuris atlieka visus būtinus genetinius tyrimus tam, kad jūs turėtumėte vėliau sveiką ir būtent tos veislės augintinį. Dokumentai yra tam tikras garantas, kad ateityje gyvūnas mažiau sirgs ir neturės tam tikrų veislei būdingų genetinių išsigimimo. Pastebiu, kad žiauriai yra populiaru ir į mane kreipiasi ne vienas žmogus, kuris bando pataupyti ir tada atsidaro skelbimų puslapius, ten susiranda neva kažkokios veislės atstovą, kuris yra veislinis be dokumentų, įsigyja už kelis šimtus litų ir paskui stebisi, o kodėl, tarkim, mano šuo ne toks, koks jis yra, dėl to, kad tu nenusipirkai tos veislės atstovo. Ta prasme, pats šuo nekaltas, bet jį tokį nemylėdami nei veislės, nei viso įdėto darbo, visi jau padarė daugintojai. Daugintojais mes vadinam žmonės, kurie stengiasi pasipelnyti, gerbdami savo šunis bet kaip, su bet kuo, nežiūrėdami nei į sveikatą, nei galų galiai į genetiką. Iš kasmet Lietuvoje atsirandančių 50 000 naujų šunų, 80% yra 40 000 yra būtent šunų daugintojų veiklos rezultatas. Per keletą paskutinių mėnesių mus kreipėsi virš 20 žmonių, kurie įsigijo šuniukus pagal skelbimus internete arba turgų ir tie gyvūnai arba greitai nugaišo, arba išaugo, paaugus buvo pastebėta, kad jie visiškai nebuvo tos veislės, kurią žmonės norėjo įsigyti. Siekdami pasipelnyti, daugintojai tiesiog savo parduodamus šuniukus vadina įvairiausiomis veislėmis, tačiau visos tos apgaulios paaiškėja tik tai tada, kada gyvūnas paauga. Kilmę įrodantis dokumentai yra būtini todėl, kad tai yra garantas, kad jūs įsigysite būtent tokį augintinį, kokios veislės ieškojote. Šuns dokumentai kainuoja vidutiniškai 30 litų, tai nėra jokios pagrindo sakyti, kad tie dokumentai, šitų dokumentų nereikia, jie yra nereikalingi, ką ir daro daugintojai. Jei vis tik nusprendėte įsigyti veislinę augintinį, tai tuomet turėtumėte kreiptis į Lietuvos kinologų draugiją arba Lietuvos gyvūnų augintojų centrą, kur rasite registruotus veisėjus.